Nu tai labas rytas visiems. Pirmas kelionės rytas. Esam Budapešte, 7-ajame rajone. Tai va, dabar esam dar vis viešbutį mūsų. Papustyčiavom ką tik. Ir dabar leisimės ir važiuosim su autobusais iki kalno, ant kurio yra citadelė ir atsiveria puikus vaizdas į miestą. Nu va, laukiam 112 autobusą. Laukai jau yra karšta, nors dar tik 10 net nėra. Tai va, už 10 minučių atvažiuos autobusas, lipsim ir važiuosim link citadelės. Dabar važiuojam su autobusu jau antru, per tokius serpantinus į tą kalną. Tai va, jau beveik atvažiavom. Citadelė. Atvažiavom. Va ten reikia eiti. Čia jau atsiveria vaizdai. Nu va, beliko keletą šimtų metrų tiesiog užkopt. Nu va, čia jau tai nieks neužveš. Kaip balta čia viskas eina. O, tipo, senovinė tokia citadelė, bet o tokie va stovi. Va čia pats gražumas. Wow. Nu ką, leidžiamės prie kito objekto. Vandenukas. Ten, kur dabar tokia garažinė nuotrauką galim padaryti. Atėjom va prie tokio
prie tokios skulptūros didelės. Ir va čia atsistojus galim pagauti tokį vat kadrą labai gražų. Einam pasižiūrėsim iš arčiau. Va tokia vieta. Ir va tokia nuotrauka gražiai gavosi. Su tramvajum atvažiavom vėl prie Budos pilies ir iš čia sėsime autobusą ir važiuosim prie dar vieno objekto. Iš pasakos tokia pilis. Tai va, šita pilis irgi yra netikra, buvo pastatyta kaip dekoratyvinė terasa tokia apžvalgos 1895 metais. Ir turi tokius 7 bokštelius, kurie atrodo kaip iš pasakos. Tai va, taip atrodo. Čia va toks bokštas yra tokia varpinė. Čia net neužysi be bilietų, ko gero, į vidų bokštelio. Bet čia visur mokamai yra užtverta, nepraeisi nemokamai. Ai va, kažkoks yra praėjimas. Sėdam į autobusą ir važiuojam į Caravan Street Food, tokį gatvės maisto turgų. Ten pavalgysim vietinės picos tokios. Jų pamatyti, žodžiu. Štai ir atėjom. Garsusis Caravan Street Food. Gatvės maisto turgus. Ir va tos picos. Čia burgeriai. Vat. Tai va, užsakėm va tokias picas. Tokia va tešla, labai riebi, užtat labai busoti. Čia tokia tradicinė vengrų pica. Labai skani. Va, pabuvom viešbutį biškutį mūsų, atsipūtėm, atvėsom, pagėrėm. Jo.
Ir dabar einam pasivaikščioti dar biškį po senamiestį, po mūsų rajoną, po centrą ir link Dunojaus po truputį. Ir vakare, kai sutems, eisim į laivą ir jau tamsoj ten plauksim per Dunojų pro parlamentą šviečiantį tokį labai gražų. Tai va, jeigu esi Budapešte, tai privalai matyti tą parlamentą šviečiantį. Labai čia daug važinėjasi geltonų taksi, Teslų ypač daug labai. Man labai patinka Budapešte o tokios atsivėsinimo stotelės. Bet jos dabar neveikia. Grinai, vat ką tik ėjom dar veikia. Dabar nebeveikia. Bliam. Gal reik palaukti. Tai va dabar pagrindė tiesiog vaikšnėjom po miestą, po mūsų rajoną, supirkinėjom visokias lauktuvės, jo suvenyrus visokius. Čia va tokį menulį priėjom. Tai va, dabar eisim vėl atgal į mūsų viešbutį, išsikrausim pirkinius ir tada jau eisim link Dunojaus ir plauksim su to laivu. Va, nuo paskutinio kadro praėjo porą valandų ir dabar jau traukiam link Dunojaus. Ten toliau iš tikrųjų tas startas yra prie tokios salos didžiulės. Ir tenais mes išplauksim, apiplauksim ratą ir grįšim atgal. Į metro leisimės su liftu. Nu jo, čia tokia jau rimtesnė stotis. Aš galvoju, kad visos yra šitam Budapešte tokios paprastos labai ir negilios kaip ten. Bet čia tokia jau rimtesnė. Ja, pažiūrėsim. Nu štai didelė stotis, jo. Gogol Urca. Nu va, iki išplaukimo vietos 15 minučių dar peškom. Nu čia jau matosi, kad toksai tolimesnis rajonas jau nebe toks gražus ir nebe taip saugiai atrodo. Dabar tai viskas gerai, bet tai reikės mums grįžti po to, nes plaukimas nuo 10 valandą, tai 11 baigsis, jau bus visiškai tamsu. Čia toks labiau mėgamasis rajonas ir va priėjom prie upės. Ai, matot, čia yra sala. Čia nėra kitas krantas. Tai va, čia tik pusė upės. Jos yra sala. Pasirodo dar biškį reik paeit. Nu va, pralaukė eiliai valandą. Pagaliau sėdim laive. Su pasitikimu mums davė visiems po taurę vyno. Net ir man davė, tai nu aš neprieštarauju. Tai va dabar laukiam ir išplauksim.
Kaip sakoma, kas nelaukia eilį valandą, tas negeria vyno. Pajudėjom. Tai va, toks praplaukimas 14 eurų. Tai va, dar nemokamai ir vynas. Ir jeigu dar suspėjai laiku ateiti, tai va ir tokią vietą gauni prie lango, ant stogo, be jokio lango, su staliuku ir su nuostabiu vaizdu. Tai va dabar praplauksim to pro tiltą, kuris jungiasi su sala. Va, matai sala. Va čia va sala prasideda. Va, žmonės sėdi. Aha. Kodėl ten žmonės sėdi? Nu va, artėjom prie Budos pilies, kurią aplankėm vakar. Jo, labai smagus oras, šilta ir vėjas toks pučia. Tokia atgaiva po tokios karštos dienos. Nu va, tas grandininis tiltas, kur irgi vakar ėjom per jį. Ir iškart va yra Budos pilis. Dabar praplauksim per tą tiltą. Nu va, apsisukom ir dabar plaukiam jau į kitą pusę atgal. Ir va čia po dešinę matysis parlamentas. Mums dabar jau pasisekė. Dabar jau mums matysis jis gražiai labai. Ten va vakar į pabą ėjom. Praplaukėm grandininį tiltą ir jau artėjom prie parlamento. Toks labai gražus apšviestas parlamentas. Tai va, tai šitas parlamentas yra trečias pagal dydį parlamentas visame pasaulyje ir yra didžiausias pastatas Vengrijoje. Šito parlamento ilgis siekia 208 metrus ir plotis yra 123 metrai. Parlamentas turi 305 bokštelius ir kupolo salė yra 16 kampė. Tai va, pats parlamentas turi 691 kambarį, 27 įėjimus, 10 vidinių kiemų, apie 20 km koridorinių laiptų. Nors, kaip ir sakiau, šitas parlamentas turi 691 kambarį. Lankytojams atvira yra tik tais nedidelė šio pastato dalis. Nu va, viskas einam į tramvajų ir važiuojam į viešbutį. Nu, sugrįžom mes jau į viešbutį. Tai va, parvažiavom su tramvajum, paėjom biškutį palei upę ir tada sėdam į tramvajų. Tai va, jau esam pavargę, eisim miegot ir susitiksim rytoj, o rytoj mes jau išskrendam. Nu tai labas rytas. Antras kelionės rytas. Dabar yra po 7:07. Atsikėlėm kažkur prieš valandą, nes turim daug reikalų čia susidėti daiktus visus, viską susitvarkyti. Ir kažkur 8 išjudėsim į autobusų stotelę. Lipsim į tą patį autobusą, kur važiavam iš oro uosto. Ir važiuosim dabar į oro uostą. Tai va, važiuosim į antrąjį terminalą. Ten sėsim į lėktuvą ir paskrisim į Vilnių. Tai va toks kažkoks planas mūsų. Ten mūsų stotelė, perinam gatvę ir sėdam į autobusą.
va, šimtintas stovėjau. Einam į autobusą. Nu, va, sėkmingai praėjom patikrą. Viskas praėjo sėkmingai ir sklandžiai. Tai va, šį oro uostas yra milžiniškas tiesiog. Daug terminalų. Mes esame 2B. Ir dabar mūsų vartus tik tais atskleis po 80 minučių. Tai dabar tiesiog lauksim čia ant suoliukų. Nu viskas, sugrįžom į Lietuvą. Tai va, tai labai patiko kelionė. Budapeštas tikrai labai gražus miestas. Rekomenduoju. Tai va, iš viso pabuvom 2 dienas. Pakako visiems dalykams pamatyti. Tai va, tai ačiū visiems, kas žiūrėt šitus video ir iki kito kartą.